Vasaros saulėgrįža, trumpiausia metų naktis ir ilgiausias vakaras, kupinas šviesos, tradicijų ir bendrystės. Balinskių dvaro parkas Jašiūnuose ir vėl tapo vieta, kur susitiko bendruomenė, svečiai ir visi, kuriems brangios joninių tradicijos. Čia netrūko šypsenų, draugiškų susitikimų ir šiltų pokalbių. Į šventę atvyko rajono vadovai ir garbūs svečiai, sveikinę susirinkusiuosius bei linkėję prasmingai praleisti šią ypatingą vasaros naktį. Joninės tai ne tik sena tradicija. Tai laikas, kai sustojame, pabūname kartu ir prisimename tai, kas svarbiausia – bendrystę, pagarbą vieni kitiems ir savo kraštui. Šventės dalyviams skambėjo linkėjimai, kad laužo šviesa sušildytų širdis, o paparčio žiedas atneštų sveikatos, sėkmės ir vidinės ramybės. Visą vakarą parke netrūko veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Buvo pinami vainikai iš lauko gėlių, veikė prekybos mugė, vaikus džiugino batutai, o norintieji galėjo pajodinėti arkliais ir poniais. Skambantis vaikų juokas ir gera nuotaika kuria tikrą vasaros šventės atmosferą. Vakaro programoje skambėjo įvairių žanrų muzika ir pasirodė gausus būrys atlikėjų. Scenoje koncertavo kolektyvai Znatmarečanki, Gromada, grupė Art of Music bei kiti atlikėjai puoselėjantis tautinės ir kultūrinės tradicijas. Jų pasirodymai sujungia skirtingas kartas ir sukuria ypatingą šventės nuotaiką. Išskirtiniu vakaro akcentu tapo joninių laužo uždegimas. Ugnies šviesa, apeiginiai motyvai ir jaunimo dalyvavimas sukuria magišką atmosferą, primenančią senąsias joninių tradicijas. O liepsna lydėjo šventės dalyvius iki pat vakaro pabaigos. Vėlyvą vakarą scena priklausė profesionaliems atlikėjams, o šventę vainikavo diskoteka po atviru dangumi. Galbūt tą naktį kažkur prie Merkio iš tiesų pražydo paparčio žiedas. O gal jis atsivėrė tiems, kurie labiausiai tiki joninių stebuklu, tradicijų galia ir bendrystės dvasia.